Labas rytas, mano siela. Labas rytas, mano kūnai. Labas rytas, mano talentai, kurie esate, bet galbūt aš jūsų dar nepažįstu. Labas rytas tie talentai, kuriuos jau žinau ir pažįstu ir pripažįstu. Labas rytas, mano angelai, dvasiniai vedliai, kūrėjau. Labas rytas, Žemė motina. Labas rytas visiems, viskam ir visam. Aš atsipalaiduoju tam, kad geriau galėčiau praleisti, kūrėjau, tavo energijas. Įkvepiu giliai, iškvepiu ir pajaučiu, kaip srautas galingas teka per mane. Prikeldamas dienai tas dalelytės ir dar tas miegančias molekulės, kurios dar nepabudusios naujam gyvenimui. Išreiškiu ketinimą pamatyti naują gyvenimą, suvokti, koks jis pas mane yra, kur jis mane veda. Ir sąmoningai išreiškiu ketinimą eiti šviesos keliu. Tik šviesos ir dvasinio augimo keliu. To geriausiu keliu, kurį man išrinkai tu, Dieve. Prašau angelų sargų sudaryti geriausias sąlygas, pasiųsti būtiniausias energijas ir žinias, kurios padės man šiame kelyje. Prašau pakeitimų visose mano gyvenimo sferose pagal mano dieviškąjį planą. Pakeitimo manyje, mano emociniam plane, mentaliniam plane, mano santykiuose su žmonėmis, su artimaisiais, su pasauliu. Prašau išvalyti iš mano kelio visas kliūtis, negatyvius palinkėjimus, kliūtis, kurie gali mane iškreipti iš šio kelio. Prašau išvalyti ir sutvarkyti mano žemųjų kūnų energetinės struktūras, sustiprinti mano sielą ir dvasią šioje kelionėje. Aš renkuosi Tave, Dieve. Aš renkuosi Tavo, Dieve, šviesos kelią. Aš tikiu prigimtine aukščiausiųjų apsauga, kurią turi kiekvienas čia gyvenantis. Ir aš taip pat. Aš pasiryžęs eiti šiuo keliu, kurį man paruošė kūrėjas, kurio paruošime dalyvavau ir aš. Esu pasiruošęs nešti į pasaulį šviesą, meilę, žinias,
kurios atsiskleis kartu su mano dvasiniu augimu. Tebūnie taip. Įkvėpiu auksinę Dievo šviesą ir leidžiu sklisti po visą mano energetiką, taip stipriai eina. Man tai reikia kvėpuoti ir žinoti, kad aš joje. Pajauskite tą vietą, kur yra pakaušis, kur susijungia galva su stuburu ties ta vieta. Galit jausti spaudimą, plėtimą, galit jausti šiandien spengimą ausyse. Tai yra, jūs girdite energijas, jūs jaučiate energijos, tai ir yra energijos. Jos kalba su mumis, sąveikauja, bendradarbiauja. Jos tik ir laukia, kada žmogus savo dėmesio energiją atkreips į juos, pajaus juos, priims juos, pripažins, kad ir jie egzistuoja ir galės kartu bendradarbiauti. Ir štai su kiekviena diena vis stiprėja sąsaja su jais, ryšys ir bendradarbiavimas. Su kiekviena šia meditacija vis stipriau ir stipriau jaučiame energijas ir leidžiame joms veikti per mus. Nenusiminkite, jeigu iki šiol nejaučiate energijų. Reiškia, jūsų struktūra yra visai kitokia. Gali atsidaryti vidinis žinojimas, tiesiog žinojimas. Aiškia jautystė, aiškia žinystė, aiškia regystė, tai yra skirtingos sferos, skirtingos dovanos, kurios gali būti vienu metu pas žmogų, kurios gali būti po vieną tik. Aiškia žinystė, jinai veikia visai kitaip. Išjautimas pojūčių, jausmų yra visai kitoks. Jis nėra aktyvus, veikiantis per kūną, jis labiau yra per vidinį žinojimą. Bet žinau ir tiek. Ir apie jausmus nelabai aš. Bet žinau, kad yra taip, aš žinau, kad yra subtilus pasaulis, aš žinau, kas dabar vyksta, lyg ir jaučiu, bet daugiau per žinojimą jaučiu, taip kad visi mes skirtingi ir ačiū Dievuliui už tai, kad mes esame skirtingi ir galime dalintis tuo, ką tik mano struktūra gali praleisti, suformuoti, pateikti taip, kad rastų atgarsį aplinkoje. Galinga šiandien eina aukso energija, aukso spalvė tokia, srautas. Mes pasirinkom savo kelią, savo vidinį šviesos kelią. Aš pasirinkau eiti šviesos ir tik šviesos keliu. Šitą maldą galėsit rasti programėlėje. Jinai yra kaip atskira įkelta. Ir galit ją skaityti. Būtų gerai ją klausytis ar skaityti 21 dieną, kad įsitvirtintų mano kelio pasirinkimas kiekvienoje mano ląstelėje, kiekvienoje dalelėje. Taip pat kaip ir šios meditacijos kartojamos, taip ir kažką kitą afirmaciją, maldą, jeigu kartojate, tai tampa mano tiesa. Mano ląstelės persirašo ir pradeda vibruoti visai kitomis vibracijomis ir nuneša mano srautą visai kitą linkme, negu aš būčiau ėjęs iš proto. Kad sveikinu prisijungus
prie subtiliųjų bendradarbių pasaulio, prie šviesos karių, į šviesos karių gretas. Su šiuo pasirinkimu ir pradedu nuostabią šią dieną.